Sveiki! Evangelistų kanalas pristato naujas video serijas, kuriuose girdėsite tik Dievo žodį, be jokių pamokslų, interpretacijų. Šis projektas būtų naudingas žmonėm, kurie neturi tiek daug laiko laisvo skaityti Bibliją. Nurodymus, kaip atsisiųsti šį audio įrašą, rasite video apačioje. Gero klausimo. Regėjimas, kurį matė pranašas Habakukas. Viešpatie, kaip ilgai aš šauksiu, o tu neišklausysi, šauksiu apie smurtą, o tu negelbėsi. Kodėl man leidi patirti nedorybę ir vargą, priespauda ir smurtas prieš mane, visur kyla vaidai ir barniai. Įstatymas nusilpo, į teisingumą nekreipiama dėmesio, nedorėlis apsuka teisuje, teisme sprendimas iškraipomas. Dairykitės tarp tautų ir įsidėmėkite, dažnai stebėkitės, nes jūsų dienomis darysiu darbą, kuriuo jūs netikėtumėte, jei jums kas apie tai pasakotų. Aš sukelsiu chaldėjus, kurie siekia užimti jiems nepriklausančias žemes, kitų gyvenvietas. Tai žiūri ir baisi tauta, jie patys nusprendžia, kas teisų ir garbinga. Jų žirgai greitesni už leopardus, jie plėšresni negu stepių vilkai. Raiteliai išsiskleidžia, jie atjoja iš toli, jie skrenda kaip erelis prie grobio. Jie visi siekia smurto, jų veidai kaip rytų vėjas, jie ima belaisvius kaip smėlio smiltis. Jie tyčiojasi iš karalių, šaiposi iš kunigaikščių, jie juokiasi iš tvirtovių, supylę pylimus, jie jas paima. Jie traukia tolyn kaip vėjas, viską nualina, jiems jėga jų dievas. Argi tu nesi amžinasis viešpats, mano dievas, mano šventasis? Mes nemirsime, viešpate, tu juos paskyrei teismui, galingasis dieve, tu juos paruošei bausmiai. Tavo akis tyros, jos negali matyti pikto, negali žiūrėti į neteisybę. Kodėl ramiai stebi piktadarius ir tyli, kai nedorėlis praryja teisesnį už save? Tu padarai žmonius kaip jūros žuvis, kaip kirmelės, kurios neturi valdovo. Jie iškelia juos meškerę, ištraukia savo tinklu, surenka brandiniu, todėl jie patenkinti džiaugiasi. Jie aukoja tinklui ir smilko brandiniui, nes jų dėka grobis gausus ir maistas geras. Argi jie nuolat tuštins tinklus ir žudys tautas be pasigailėjimo? Aš stovėsiu sargyboje, pakilsiu į bokštą ir stebėsiu, ką viešpats man kalbės ir ką man atsakyti, kai esu baramas. Viešpats atsakydamas man tarė: užrašyk regėjimą aiškiai ant plokščių, kad jį galėtų perskaityti prabėgantis. Regėjimas yra skirtam laikui, bet galiausiai jis kalbės ir nemeluos. Jei jis uždelstų, lauk, nes jis tikrai išsipildys ir neveluos. Pasipūtelio siela nėra dora, bet teisusis gyvens savo tikėjimu. Kaip vynas yra apgaulingas, taip išdidus žmogus besotas. Jo gerklė kaip mirusiųjų buveinė, nepasotinama kaip mirtis, jis pavergia tautas ir gimines. Ar ne jie dainuos pašaipes dainas ir sugalvos patarlių apie jį? Vargas tam, kuris daugina tai, kas ne jo. Kaip ilgai tai tęsis, tu apkrauni save užstatų daugybę. Ar nepabus ir nepakils tie, kurie apiplėš tave, ar neprivers tavęs drebėti? Tada tu tapsi jiems grobiu. Kadangi tu apiplėšiai daug tautų, dabar tave apiplėš visos likusios tautos, dėl pralieto kraujo ir padaryto smurto miestams ir visiems jų gyventojams. Vargas tam, kuris godžiai siekia neteisingo pelno savo namams, kad susuktų lizdą aukštybėje, kad apsisaugotų nuo nelaimės. Tu atnešiai gėdą savo namams, naikindamas tautas pats praradai gyvybę. Akmuo iš sienos šauks, o medinis sijos jam atsakys. Vargas tam, kuris stato miesto krauju ir tvirtovę neteisybę. Tai ne kareivijo viešpaties valia, kad tautos dirbtų ugniai ir giminės vargtų veltui. Žemė bus pilna viešpaties šlovės pažinimo, kaip jūra pilna vandens. Vargas tam, kuris pila savo artimui, ragindamas jį gerti ir taip jį nugirdo, kad galėtų matyti jo nuogumą. Tu prisipildai gėdą vietoj garbės. Dabar gerk ir tu ir atidenk savo gėdą. Viešpats siunčia tau gėdos ir pažeminimo taurę. Tave užgrius Libanui padarytas smurtas ir gyvulių grobimas gąsdins tave dėl žmonių kraujo ir kraštui miestams bei visiems jų gyventojams padaryto smurto. Kokia nauda iš drožinio, kurį drožėjas padarė? Ar iš lieto atvaizdo melų mokytojo, kuriuo jo gamintojas pasitikė darydamas nebylius stabus? Vargas tam, kuris sako medžiui pabusk, nebyliam akmeniui pajudėk. Tiesa, jis aptrauktas auksu ir sidabru, tačiau jame nėra kvapo. Bet viešpats yra savo šventykloje, ten nutyla visas pasaulis prieš jį.
Pranašo Habakuko malda. Viešpatie, girdėjau tavo kalbą ir nusigandau. Atnaujink ir apreišk savo darbą metuose, savo rūstybėje prisimink gailestingumą. Dievas atėjo iš Temano, šventasis nuo Parano kalno. Jo šlovė uždengė dangų ir žemė buvo pilna jo gyriaus. Spinduliuojančioje šviesoje jis pasirodė, iš jo rankų tvieskė šviesos spinduliai, jo galybė. Pirma jo ėjo Maras, degančios anglis po jo kojomis. Jis sustojo ir išmatavo žemę. Jis pažvelgė, išsigando tautos, susvyravo amžinieji kalnai, nusilenkė kalvos, jo keliai amžini. Aš mačiau Kušanų palapines nelaimėje, Midjano krašto palapinio uždangos siubavo. Viešpatie, ar upė sukėlė tavo kerštą, ar jūra sužadino įtūžį, ar srovės uždegė tavo rūstybę, kad tu važiavai žirgais ir išgelbėjimo vežimais. Tavo lankas buvo apnuogintas, kai buvai prisiekęs tautoms. Tu išraižei žemę upėmis. Tave pamatę sudrebėjo kalnai, liejusi vanduo, gelmės balsas pasigirdo ir ji kėlė rankas į aukštybės. Saulė ir mėnulis sustojo, kai pasipylė tavo šviečiančios strėlės ir suspindo ietis. Įtūžęs tu ėjai per žemę, užsirūstinęs trypei tautas. Tu išėjai gelbėti savo tautos, gelbėti savo pateptojo, sutrupinai nedorėlių namų galvą, apnuoginai juos nuo pamatų iki kaklo. Tu perveriai jo strėlimis jo karius, kai jie kaip audra ėjo išblaškyti manęs, džiūgaudami, kad galės slaptoje praryti vargšą. Tu su savo žirgais perėjai jūrą galingų vandenų paviršiumi. Man tai girdint, drebėjo mano kūnas, virpėjo lūpos. Skausmas palėtė kaulus, buvau labai sukrėstas. Aš ramus laukiu bausmės tiems, kurie užpuolė mano tautą. Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių ir alyvmedžių, nors laukai neduotų derliaus, garduose dingtų avės ir ožkos ir nebūtų gyvulių tvartuose. Tačiau aš džiaugsiuosi viešpačiu, džiūgausiu savo išgelbėjimo Dievu. Viešpats Dievas yra mano stiprybė. Jis padarys mano kojas kaip elnių ir leis man pasiekti aukštumas. Choro vadovui styginiais instrumentais. Judas, Jėzaus Kristaus tarnas, Jokūbo brolis, Dievo tėvų pašventintiems ir Jėzuje Kristuje išsaugotiems pašauktiesiems. Te padaugėja jums gailestingumas, ramybė ir meilė. Mylimieji, labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išgelbėjimą ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad nors įkovotumėte už tikėjimą, vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems. Mat vakčiomis įsiskverbė žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks pasmerkimas. Jie bedieviai, iškreipia mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį valdovą Dievą ir viešpatį Jėzų Kristų. Aš noriu jums priminti, nors jūs jau tai žinote, kad viešpats pirmiau išgelbėjęs tautą iš Egipto žemės, paskui pražudė tuos, kurie netikėjo. Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę. Jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui. Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžiui kentėdami amžinos ugnies bausmę. Taip ir šitie sapnuotojai suteršia kūną, niekina viešpatystę, piktžodžiauja šlovingiesiems. Kai arkangelas Mykolas besiginčydamas su velniu varžėsi dėl Mozės kūno, jis neišdrįso mesti piktžodiško kaltinimo, bet pasakė: "Tesutraučia tave viešpats." Šitie šmeižia, ko neišmano, ir pažindami tik gyvuliškus instinktus juose genda. Vargas jiems, jie pasuko Kaino keliu, godžiai pasidavė Balamo paklydimui dėl pelno, pražudė save Korės maištu. Jie kaip dėmes jūsų meilės pokeliuose, kai vaišinasi su jumis ir nesidrovėdami tunka. Jie lyg be vandeniai debesis vaikomi vėjų, tarytum be vaisiai medžiai rudenį 2 kartus mirę ir išrauti. Jie lyg šėlstančios jūros bangos, kurios pjaudo savo begėdystę. Lyg žvaigždės klajoklės, kurioms per amžiams skirta juodžiausia tamsybė. Apie juos pranašavo ir 7 nuo Adomo Henochas. Štai atėjo viešpats su miriadais savo šventųjų, įvykdyti teismo visiems ir apkaltinti visų bedievių, dėl visų bedieviškų darbų, kuriuos jie bedieviškai vykdė, ir visų piktų žodžių, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai. Jie visada murma, nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais. Jų lūpos kalba išpūstus žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl savo naudos. O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie anksčiau buvo paskelbti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų. Jie sakė jums, kad paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie įneša susiskaldimą, sėliniai neturintis dvasios žmonės,
Bet jūs, mylimieji, statydami save ant savo švenčiausiojo tikėjimo, melsdamiesi šventojoje dvasioje, išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Vieniems, kurie abejoja, būkite gailestingi, kitus bijodami gelbėkite, trūkdami iš ugnies, pudėdamiesi net jų kūnų suteršto drabužio. Tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu. Vieninteliam išmintingajam Dievui, mūsų gelbėtojui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tebūna šlovė, didybė, galybė ir valdžia dabar ir per amžius. Amen. Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus, šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosose. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Nuolat melsdamiesi už jūs dėkojame Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems dėl vilties, kuri jums paruošta danguje. Apie ją jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, kuris pasiekė jūs ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jūs neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir pažinote Dievo malonę tiesoje. To jūs išmokote iš mūsų mylimojo bendradarbio Epafro, kuris jums yra ištikimas Kristaus tarnas. Jis ir davė žinią mums apie jūsų meilę dvasioje. Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jūs meldę ir prašę, kad jūs būtumėte pilni Dievo valios pažinimo, su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, kad elgtumėtės kaip verta viešpaties ir jam tobulai patiktumėte, nešdami vaisių gerais darbais ir augdami Dievo pažinimu. Kad sustiprinti visokeriopą jėgą iš jo šlovės galios, didžiai kantrybei ir ištvermiai, su džiaugsmu dėkotumėte tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. Jame mes turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes juo sutverta viską, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima. Ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Ir jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę. Nes tėvui patiko jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą sunaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką, per jį sunaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški savo protose piktais darbais, Dievas dabar sutaikino mirtimi jo žemiškame kūne, kad pasirodytumėte jo akise šventi, tyri ir nekalti, jei tik pasiliekate tikėjime įsitvirtinę bei nepajudinami ir neatsitraukite nuo Evangelijos vilties, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi ir kurios tarnu aš, Paulius, tapau. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūną papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno bažnyčios. Jos tarnu aš tapau Dievo patvarkymu, kuris duotas man dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo žodį. Ta paslapti, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta jo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo atskleisti, kokie šios paslapties šlovės turtai skirti pagonims. Būtent Kristus jumise, šlovės viltis. Mes jį skelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų su visokeriopą išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Dėl to aš ir darbuojuos, grumdamasis jo suteikta jėga, kuri galingai veikia manyje. Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip įnirtingai kovoju už jūs, už laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano kūno veido, kad būtų pagostos visų širdis, kad meilę suvienyti visi pasiektų pažinimo pilnatvės turtus ir pažintų paslaptį Dievo, Tėvo ir Kristaus, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo turtai. Jums tai sakau, kad niekas jūsų nesuvedžiotų įtikinančią kalbą. Nors kūno esu toli nuo jūsų, tačiau dvasia su jumis ir džiaugiuosi, matydamas jūsų tvarką ir jūsų tikėjimo Kristumi tvirtumą. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame, įsišaknyję bei statydindamiesi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.
Jame kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė. Ir jūs esate tobuli jame, kuris yra kiekvienos kunigaikštystės ir valdžios galva. Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustimu, bet kūno nuodėmiu, kūniškumo nusirengimu, Kristaus apipjaustimu. Su juo palaidoti krikšte, kuriame jūs buvote ir prikelti, tikėdami jėga Dievo prikėlusių jį iš numirusiųjų. Ir jūs, mirusius nusikaltimais ir jūsų kūno neapipjaustimu, jis atgaivino kartu su juo, atleistamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė skolos raštą su mus kaltinančiais reikalavimais, raštą, kuris buvo prieš mus ir panaikino jį, prikaldamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystės bei valdžias ir viešai jas pažemino, triumfuodamas prieš jas ant kryžiaus. Taigi, niekas nesmerkė jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčio, jauno mėnulio ar sabato dienų. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o kūnas yra Kristaus. Niekas ten netima iš jūsų atlygio, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, pasinėręs į tai, ko nėra matęs, be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais. Nesijungdamas su galva, iš kurios visas kūnas sąnariais ir raiščiais aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamo ūgiu. Jei su Kristumi mirėte pasaulio pradmenims, tai kodėlgi, tarsi begyvendami pasaulyje, pasiduodate nuostatoms, neliesk, neragauk, neimk, visa tai vartojama dingsta, pagal žmonių priesakus bei doktrinas. Tiesa, tai atrodo išmintingai dėl susikurto pamaldumo, tarimo nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau neturi jokios vertės ir pasotina kūniškumą. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Juk jūs esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai pasirodys Kristus, mūsų gyvenimas, tada su juo ir jūs pasirodysite šlovėje. Todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje – ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė neklusnumo vaikams. Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų, bet dabar jūs visą tai nusivilkite – rūstybę, nirtulį, nelabumą, pyktį, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkite senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą to, kuris jį sukūrė. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visose Kristus. Todėl kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite. O virš viso šito apsivilkite meilę, kuri yra tobulumo raištas. Jūsų širdise teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi. Kristaus žodis tegul tarpsta jumise. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokiojopą išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite viešpačiai psalmes, himnus ir dvasinės giesmes. Ir visa, ką bedarytumėte, žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera viešpatyje, o jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka viešpačiui, o jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštus. Jūs, vergai, visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną, ne dėl akių tarnaudami, kaip žmonėms patikti norėdami, bet iš tyros širdies, bijodami Dievo. Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą, nes jūs tarnaujate viešpačiui Kristui. O kas daro neteisybę, susilauks atlygio už tai, ką padarė ir nebus žiūrima asmens. O jūs, šeimininkai, duokite vargams, kas teisinga ir kas dera, atsimindami, kad ir jūs turite šeimininką danguje. Nuolat melskitės budėdami ir dėkodami. Melskitės taip pat ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš surakintas, kad sugebėčiau ją atskleisti taip, kaip privalau ją skelbti. Elkitės protingai su pašaliniais, išnaudodami laiką.
Jūsų kalba visuomet būna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti. Apie mano reikalus jums viską pranešti Hikas, mylimas brolis, ištikimas tarnas ir bendradarbis viešpatyje. Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotų, kaip jums sekasi ir paguostų jūsų širdis. Jis su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų, papasakos jums viską, kas čia dedasi. Jūs sveikina mano kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkus. Dėl jo jau gavote nurodymų. Jei jis atvyks pas jūs, priimkite jį. Dar jūs sveikina Jėzus, vadinamas Justu. Iš apipjaustytųjų jie yra vieninteliai mano bendradarbiai dėl Dievo karalystės, tapę mano paguodą. Jūs sveikina Jūsiškis Epafras, Kristaus tarnas, kuris visada grūmėsi už jūs maldose, kad jūs būtumėte tobuli ir visiškai įsitikinę, kas yra Dievo valia. Aš galiu paliudyti, kad jis yra labai uolus dėl jūsų, laudikiečių ir hierapuliečių. Sveikina jūs mylimasis gydytojas Lukas ir Demas. Pasveikinkite brolius Laodikėjoje ir Nimfą bei bažnyčią, kuri jo namuose. Kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jūs, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir Laodikiečių bažnyčioje, o jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš Laodikėjos. Taip pat pasakykite Archipui, žiūrėk, kad vykdytum tarnavimą, kurį gavai viešpatyje. Sveikinimas parašytas mano Pauliaus ranka. Prisiminkite mano pančius. Malonė su jumis. Amen. Jokūbas, Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia sveikinimus 12 pasklidusių giminių. Mano broliai, laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkate į visokius išbandymus. Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, o ištvermė ta subręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir neprikaištauja ir jam bus suteikta. Bet tegul prašo tikėdamas, nekiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjimą ir plaškumą vėjo. Toksai žmogus te nemano, ką nors gausęs iš viešpaties. Toks vyruojantis visose savo keliuose nepastovus žmogus. Tesigeria pažemintas brolis savo išaukštinimu, o turtuolis savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė. Juk pakyla saulė, jos kaitra išdžiovina žolyną ir jo žiedas nubyra, jo išvaizdos grožis pranyksta, taip ir turtuolis sunyks savo keliuose. Palaimintas žmogus, kuris ištveria pagundimą, nes kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį viešpats pažadėjo jį mylintiems. Ne vienas gundomas te nesako, esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas, savo paties geismo pagruptas ir suviliotas. Paskui užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Neapsigaukite, mano mylimi broliai. Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybio tėvo, kuriame nėra permainų ir nešešėlio keitimuose. Savo valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmieji vaisiai. Žinokite, mano mylimi broliai, kiekvienas žmogus te būna greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti. Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo. Todėl atmetę visą nešvarą bei piktybės gausą, su romumu priimkite įdegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Jei kas yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo save ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas įsižiūri į tobulą jį laisvės įstatymą ir jį vykdo, kas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbuose. Jei kas iš jūsų mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra lankyti našlaičius ir našles jų sielvartą ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu. Mano broliai, turėkite mūsų Jėzaus Kristaus šlovės viešpaties tikėjimą, neatsižvelgdami į asmenis. Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus su auksiniu žiedu, puikiais drabužiais, taip pat įžengia beturtis apskurusiu apdaru. Jūs žiūrite į tą, kuris puikiai apsirengęs ir sakote, atsisėsk čia, į gerą vietą, o beturčiui tarite,
stovėk ten arba sėskis prie mano kojų. Argi jūs nesate šališki, argi netampate piktais sumetimais besivadovaujantis teisėjai? Paklausykite, mano mylieji broliai. Ar Dievas neišrinko pasaulio vargšų, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems? O jūs paniekinote beturtą, argi neturtuoliai jūs spaudžia, argi ne jie tampo jūs po teismus, argi ne jie niekina tą kilnų vardą, kuriuo jūs vadinatės. Jeigu tik įvykdote karališką įstatymą, kaip sako raštas, mylėk savo artimą kaip save patį, jūs gerai darote. Bet jeigu atsižvelgiate į asmenis, darote nuodėmę ir esate įstatymu kaltinami kaip nusižengėliai. Mat, kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas kaltas dėl visų. Juk tas, kuris pasakė nesvetimauk, taip pat pasakė ir nežudyk. Tad jeigu tu nesvetimauji, bet žudai, vis tiek esi įstatymo laužytojas. Taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Teismas negailestingas tam, kuris neparodė gailestingumo, o gailestingumas triumfuoja prieš teismą. Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui. Kokia iš to nauda? Taip ir tikėjimas. Jei neturi darbų, jis savyje miręs. Bet kažkas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, kad yra vienas Dievas. Gerai darai, ir demonai tiki ir dreba. Ar nori žinoti, neišmintingą žmogau, kad tikėjimas be darbų miręs? Argi nedarbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Ar matai, kad tikėjimas veikia kartu su jo darbais ir darbais tikėjimas buvo atbaigtas? Taip išsipildė rašto žodžiai. Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu, o jis buvo pramintas Dievo draugu. Jūs matote, kad žmogus išteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu. Taip pat ir paleistuvė Rahaba. Argi ji ne darbais buvo išteisinta, kai priėmė pasiuntinius ir kitu keliu juos išleido? Kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Mano broliai, ne visi būkite mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Juk mes visi daug kur nusižengėme. Kas nenusižengia žodžiu, tas yra tobulas žmogus. Jis sugeba pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukame žaslus ar arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome visą jų kūną. Štai, kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų varomi, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet giriasi didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girę. Ir liežuvis yra ugnis, nedorybės pasaulis. Liežuvis yra vienas iš mūsų narių, kuris suteršia visą kūną, padega gyvenimo eigą, pats pragaro padegtas. Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų veislė buvo sutramdyta ir yra sutramdoma žmogaus prigimties jėga. O liežuvio joks žmogus nepajėgė suvaldyti. Jis lieka nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Juo laiminame mūsų Dievą Tėvą ir juo keikiame žmonės, kurie sutverti pagal Dievo atvaizdą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį. Argi gali, mano broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir šaltinis negali duoti sūraus vandens ir saldaus. Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus, te parodo geru elgesiu savo darbus su išmintingu romumu. Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis, nužengusi iš aukštybių, bet žemiška, sielinė ir demoniška, kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, bešališka ir neveidmainiška. O teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę.
Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai? Ar ne iš jūsų užgaitų, kurios nerimsta jūsų nariuose? Geidžiate ir neturite, žudote ir pavydite, ir negalite pasiekti, kovojate ir kariaujate, neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote, savo užgaitoms išleisti. Paleistuviai ir paleistuvės, ar nežinojote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. Gal manote, kad raštas veltui sako, pavydžiai trokšta dvasia, kuri gyvena mumise, bet jai jūs duoda dar didesnę malonę ir todėl sako, Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Todėl atsiduokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis dvejojantis. Dejuokite, liūdėkite ir raudokite. Jūsų juokas te pavirsta gedulu, o džiaugsmas liūdėsiu. Nusižeminkite prieš viešpatį ir jis jūs išaukštins. Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Kas apkalba ir teisia savo brolį, tas apkalba ir teisia įstatymą. O jeigu teisia įstatymą, vadinasi, nesi įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Yra vienas įstatymo leidėjas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kasgi tu toks, kuris teisi kitą? Nagi jūs, kurie sakote, šiandien arba rytoj keliausime į tą ir tą miestą, tenai išbūsime metus, versimės prekybą ir pasipelnysime. Jūs nežinote, kas atsitiks rytoj ir kasgi jūsų gyvybė. Geras, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Verčiau sakytumėte, jei viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą. O dabar jūs giritės iš savo pasipūtimo ir kiekvienas toks girimasis yra blogas. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Nagi, dabar jūs turtuoliai verkite ir raudokite dėl jums artėjančių negandų. Jūsų turtai supuvę ir jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo ir jų rūdės prieš jūs liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtų paskutinėmis dienomis. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, ir pjovėjų šauksmai pasiekė kareivijų viešpaties ausis. Jūs gašliai gyvenote žemėje ir mėgavotės. Jūs nupenėjote savo širdis tarsi skerdimo dienai. Jūs pasmerkite ir nužudote teisųjį. Jis jums nesipriešina. Tad būkite kantrūs, broliai, iki viešpaties atėjimo. Antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol šis gauna ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Ir jūs būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties atėjimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie durų. Imkite, broliai, kentėjimo ir ištvermės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Štai mes laikome palaimintais ištverusius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam viešpaties skirta pabaiga, nes viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekite nei dangumi, nei žeme, nei kitokia priesaika. Tebūnie jūsų taip, taip ir jūsų ne, ne, kad nepakliūtumėte į teismą. Kenčia kas iš jūsų, tesimeldžia, kas nors džiaugiasi, tegul gieda psalmes. Kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir viešpats jį pakels, o jeigu jūs bus nusidėjęs, jam bus atleista. Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga karšta teisiojo malda. Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Jis meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Ir jis vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė užaugino savo vaisių. Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, tai žino, kad sugrąžindamas nusidėjėlį iš jo klystkelio, išgelbės sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių.